Sveiki, mėly klajūnai. Pavasaris vis labiau įsibėgėja, kviečia visus į gamtą pakeliauti. Ir šį kartą netgi neturėjo video jokio būti, nes susiruošėme į tokį pakankamai popsinį kabutėse objektą kaip Medininkų pilį, ką jau ten naujo pamatysi. Tačiau tai, ką išvydome, sukėlė tiek klausimų, į kuriuos netgi negalėjome rasti greitų atsakymų, kad nusprendžiau vis tik savo abejonėmis pasidalinti ir su jumis. Atrodytų, kiek čia ir to kelio, vos apie 30 km ranka paduok, bet keistenybės prasideda jau netrukus, kai paliekame miestą. Ar čia prasidėjo antrasis didysis tautų kraustymasis, ar kokies kiti kataklizmai, bet toks vaizdas, kad visi, kas turi ratus, stoja eilę pabėgti iš Lietuvos. Tiesiog neįtikėtina, neįmanoma apvažiuoti šitų kolonų. Nenorėdami pakliūti kokiai fūrai po ratais, tenka išsukinėti iš pagrindinio kelio ir važiuoti šalutiniais keliukais, kaip kokiem kryžiuočiam viduramžiais. Be abejo, labai vaizdinga viskas, Medininkų aukštumosgi prasideda. Tačiau, kur bandai pasukti, atsidūri kažkokias tvoras, o per miško keliukais tai vos galima pravažiuoti pavasarį. Tačiau ten yra ir poilsio aikštelių, va netgi su rūbine kaip teatre įrengta, kad galėtum stovyklauti. Panašu, kad net pats Algirdas čia galėdavo apsistoti savo smagiai, kai keliaudavo apžiūrėti nepriepiamų rytų valdų. Toliau keliukas savo smagiai vinguriuoja per jau pradėjusių žaliuoti laukus, galima išvysti visokių akmenų krūvų, gal jau senovinių sugriautų įtvirtinimų, o ant kalvelių labai keisti objektai, pavyzdžiui, į rytų pusę žiūri tokie kažkokie radio lokatoriai ar teleportai. Vienas iš dviejų, arba čia ieškoma nežemiškų civilizacijų signalų, arba tiesiog stebima, kaip už sienos susuotasis kaimynas ruošiasi bulviasodžiui. Bet kokiu atveju teritorija labai slapta, aptverta, pakliūti ten nelabai galima. Apsimeskime, kad pasinaudojame interneto rastomis nuotraukomis, pažiūrime, kaip atrodo įranga, nieko nesuprantame, liktai stebima kažkokia ionosfera, magnetosfera, vanaleno juostas ar saulės radiacija. Na, palikim ramybėje, tai nesusijęs su šios dienos tema labai. Judant link pasienio vietovės antiek negyvenamos, kad net laukiniai žvėrys sulipa ant kalvelių pasižvalgyti į netikėtai atvykusius burzgiančius miesto svečius. Galiausiai galva šauna geniali mintis, reikia užsilipti ant aukščiausio kalno ir tikrai matysis, kur ta Medininkų pilis slepiasi. Užsiropšėme ant Juozuko kalno, dairomės, vaizdai tiesiog kerintis, galima žiūrėti ištisą amžinybę, tačiau pilies kol kas nekvapo. Nors palaukit, tolumoje matom kažkokį medinį bokštą, gal tai buvęs pilies bokštas? Tačiau atidžiau pasižvalgius tenka nusivilti, aiškiai matosi, kad tai naujadaras, tai patvirtina ir štai šios nuorodos aukštojo kalnas. Netgi du ženklai trumparegiam ir toliaregiam, tik Lietuvoje tokia tolerancija. Pasirodo, prieš gerą 20 metų išdygo naujas kalnas Lietuvoje, dar aukštesnis už Juozo kalnelį. Pasirodo, kalnai dygsta iki šiol, nors, sako, ledynmetis suspaudė žemelę buvo prieš 12 000 metų. Nu ir kuo tikėti, kai išdygs trečias kalnas, kaip jį pavadinsim, aukšto totojas tikriausiai. Bokštas antiek aukštas, kad viršūnėje siaučia stiprus kalnų vėjai ir bando išplėšti kamerą iš rankų. Tačiau pavyksta drebančiam rankom įžiūrėti tolumoje vėlgi tuos pačius Astravo bokštus. O po jais ir Medininkų pilies didįjį bokštą, valio. Pagaliau pasiekėme išsvajotąją pilį ir iškart pasipila krūvos klausimų, nes jis stovi švelniai tariant keistoje vietoje, aplink nei miesto, nei nieko. Maža to, tai nėra kalvos viršūnėje, tai yra šlaite, dar tokio įtvirtinimo nemačiau. Šaltiniai rašo, kad pilis buvo apjuosta netgi keliais pilimais ir grioviais, bet jeigu nors kažkas fiziką mokėsi, tai susisiekiančius indus atsimena, kaip šlaite
įrengti funkcionuojantį griovį. Tai bus vienoj pusėje 30 metrų gilis, kitoj 3. O gal statant pylį ji stovėjo ant kalvos viršūnės arba atvirkščiai lygumoje? Galbūt čia vėlesni kataklizmai, kažkokie potviniai užnešė pusę pilies? Ir gaunasi kažkoks paradoksas. Iš lygumos pusės, kur viduramžiai sakoma buvusi pelkė ir užpuolimo mažiausiai tikėtis galima, ten sienos 14 metrų siekia. O iš kalvos pusės, neginamos, nuo kurios gali tiesiog užmėtyti akmenimis gynėjus, išlindę virš pylimo vos porą metriukų. Net ir medinė bažnytėlė ir ta apynauja ir atstatyta tikriausiai senosios vietoje neatsižvelgiant į pakitusius reljefo ypatumus, tai yra šlaite. Kągi, laikas žengti į vidų ir bandyti įminti šias pilies paslaptis. Ir pradėti reikėtų nuo pradžių, tai yra išsiaiškinti, ką reiškia pats žodis medininkas ar medininkas. Žodynas sako, kad tai yra miško sargas arba eigulys. Bet kaip suprasti? Tuo metu jau 200 metų Lietuvoje vyksta kova dėl išgyvenimo su kryžiuočių ordinu ir kunigaikštis apgyvendina pelkių senius, kurie saugo mišką nuo triukšmo ir mašinų ūžimo, ar bando išvengti klimato atšilimo, kaip suprasti. O toliau dar gražiau teigiama, kad Medininkų pilis yra viena seniausių mūrinių pilių Lietuvoje. Apskritai, galbūt Kauno tik senesnė. Ir jeigu išvis tik buvo kelios pilys Lietuvoje tokios, tai turėjo būti pastatyta ypatingoje vietoje. Kažką saugoti. Prekybos kelią, laivybos kelią, perkėlą kažkokį miestą ir panašiai. Tačiau mes čia nerandame nieko ir istorinėse šaltinėse nerandame nieko. Toks vaizdas, kad pilis tiesiog pelkiai. Kita įdomi detalė tai, kad pilis yra tiesiog aptvertas stačiakampio plotas. Joje niekad nebuvo kažkokios kunigaikščio rezidencijos, dvaro, gyvenamosios pilies ir panašiai. Tokio tipo pilys gynybinės vadinamos aptvarinėmis arba gardinėmis. Va, tas žodis gardas labai įdomus žodis, nes pažiūrėkite aplink gardinas, naugardukas, tai va kilė dėl to, kad ten stovėjo aptvarinės pilys ir pats žodis gorod slaviškas kilęs nuo žodžio va būtent gardas. Gerai, jeigu nerandame konkrečios vietos, ką gynė šita pilis, tai gal jį gynė Vilnių kaip sostinė apskritai. Tiesiog prieigas jo. Pažiūrėkime į tuometinių pilių žemėlapį. O jis švelniai tariant stebina, nes pagrindinės kokios buvo puolimo kryptis. Iš Livonijos, iš šiaurės, tai iš tos pusės iš vis ne vienos mūrinės pilies, o iš kitos krypties, iš vakarų, iš kryžiuočių, tai yra 2 pilis. Kauno, kuri buvo labai greitai sugriauta dar Algirdo Kęstučio laikais, ir Trakų pusiasalio pilis, kuri šiai buvo, senosios sostinės pilis, kaip ir priklauso, kad tokia stovėtų. O Vilnių kaip gynybinis pusžiedis būtent iš rytų dengia mūrinės pilis. Tai yra tie patys medininkai, gardinas, lyda, krėva ir čia kaip lankos strėlės smaigalys išsikišęs naugardukas. Bet kaip tai gali būti, iš kur pavojus iš rytų? Gediminas jau apie 1320-uosius jau iki Kijevo nuėjo, Algirdas paskui iki Maskvos, o Vytautas iki Odesos. Tai kas čia gaunasi, nuo ko čia mes ginamės iš rytų pusės, kai 1000 kilometrų priešo nėra. Spėjama, kad Medininkų pilis galėjo būti statoma netgi 14 amžiaus pabaigoje pagal plytų surišimo būdą. Tai yra dar netgi kiek anksčiau nei mūrinė pilis Vilniuje. Tas taškas dar svarbesnis nei Vilnius. Galbūt gudrieji kryžiuočiai taip sugalvojo, kam pulti tiesiogiai, apeikim per visą Suvalkijos Dzūkijos dykrą, 100 kilometrų lanku ir pulkim iš kitos pusės, apgausim taip lietuvius. Ar gali tai būti? Jei tikėti Wikipediją, tai gali. Pavyzdžiui, rašo, kad 1320 metais medininkai buvo pulti. Taip ir rašo. Tačiau pats juokingiausias dalykas, kad tų metų medininkų mūšis buvo didžiausia galbūt Gedimino pergalė prieš kryžiuočius jo valdymo laikotarpiu ir ji buvo Žemaitijai.
nes pasirodo varniai seniau buvo vadinami medininkais, tai reiškia viskas suplaka į vieną vietą ir gaunasi kažkokia košė makalošė. Taip pat buvo šturmas pilies 1402 metais. Tačiau tai nebuvo tiesiog kryžiuočių puolimas. Jie tuo metu tiesiogiai nekariavo su Lietuva. Skirgaila, Vytauto pusbrolis, vis dar nerimo, norėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio karūnos. Ir kągi, jisai kvietėsi tiesiog kryžiuočius į pagalbą ir dalyvavo jo kariuomenės žygiai ir kryžiuočiai, bet tai nebuvo tiesiog grynas kryžiuočių puolimas, toli gražu ne. Toliau dar įdomiau. Po Žalgirio mūšio ir po Vytauto valdymo, kai prasidėjo tikrosios kovos su maskvėnais, kai 15 amžiaus pabaigoje netekom gal ketvirtadalio valstybės, kai realiai reikėjo gintis nuo rytų, medininkų pilis staiga apleidžiama, jau maždaug 1510-20 metais jau rašoma, kad ji apgriuvusi, nors niekas jos nepuolė, tiesiog ji nebereikalinga. Galbūt jį paseno, gal artilerija taip išsivystė, kad nebebuvo prasmės pilis laikyti. Bet pasirodo ne, Smolenskas dar 17 amžiui gynė Lietuvą nuo Maskvos smūgių, tai medininkų pilis toli gražu negalėjo būti taip greit pasenusi. Prieš kirsdami plonytę mėlyną liniją pabandykime rezimuoti. Taigi turime vieną galingiausių ir seniausių Lietuvos pilių, kurioje nereziduoja kunigaikštis, kuri negina pasienio panašu, jokio administracinio centro, laivybos kelio, brastos galų gale, nieko. Ir visai netikėtas posūkis mūsų istorijoje nutinka, kai pažiūrime pirmąją jau tikėtiną paminėjimo datą, jau nemaišant su žemaičių medininkais. Tai 1387. Ir ši data kiekvienam mokinukui labai gerai žinoma. Tai yra Lietuvos krikšto metai. Ar gali būti, kad pilies pastatymas būtų susijęs kaip nors su religijos pasikeitimu? Ir panašu, kad gali. Nes labai įdomus dalykas. Apkrikštijus Lietuvą, Jogaila funduoja 7 pirmasias bažnyčias Lietuvoje. Ir tai dažniausiai buvo svarbus kažkokie centrai, pavyzdžiui, Maišiagala, tai buvęs vienas iš nekropolių didžiųjų kunigaikščių, Ukmergė, vienas iš pagrindinių centrų buvusios Deltuvos žemės, ir tarp jų staiga kažkoks niekam nežinomas kaimelis medininkai iššoka. Ar galėjo būti taip, kad čia stovėjo koks nors svarbus pagonybės centras, kurį reikėjo numaldyti ir neleisti bruzdėti? Ir ieškodami atsakymo trumpam grįžkime gerą šimtmetį atgal į 13 amžių, kol dar vyko prūsų genčių kova su kryžiuočiais. Visų Baltijos genčių pagrindinis religinis centras tuo metu buvo Prūsijoje, vadinosi Romovė arba Romuva. Ir nukariavus prūsus, ji persikėlė į Lietuvą. Deja, dėl nuolatinio kryžiuočių spaudimo ir Lietuvoje Romovei ramybės ilgalaikės rasti nepavyko. Pavyzdžiui, yra išlikę duomenų, kad ji galėjo pradžioj stovėti tokiame Perkūnakiemyje, čia prie Elektrėnų, tačiau po Strėvos mūšio ta vieta irgi tapo pernelyg pavojinga, o dabartiniais laikais archeologinių tyrimų išvis nebegalima atlikti, nes sovietai užtvenkė Strėvos upę ir palaidojo tą sakralinę vietą marių dugne. Labiau tikėtina rasti pėdsakus Vilniuje arba Kernavėje svarbiuose Lietuvos centruose, tačiau Algirdo ir Kęstučio valdymo laikais net ir šie miestai jau buvo atakuojami. Pavyzdžiui, kas nors ar susimastė, kodėl Algirdą Maišiagaloje, ne Vilniui laidojo. Todėl, kad tais metais Vilnius buvo sudegintas ir tik tai atsistatinėjo. Todėl visai tikėtina mąstyti, kad galbūt paskutinioji Ramovė prieš krikštą pasitraukė giliau į užnugarį, į nuošalesnę vietą, kuri galėjo būti medininkai. Todėl visai tikėtina, kad po Lietuvos krikšto 1387 metais kunigaikščių Jogailos ir Vytauto žvilgsnis galėjo nukrypti į medininkus, pastatant čia pilį, kad nekiltų bruzdėjimai, ir taip pat įsteigiant vieną iš pirmųjų 7 parapijų
Lietuvoje ir pastatant vieną pirmųjų bažnyčių. Iš pirmo žvilgsnio tokia prielaida skamba tiesiog beprotiškai, tačiau ar galime mes vaikščiodami apie pilį rasti kokiu nors įrodymu, kad tai galėjo vykti iš tikrųjų? Visų pirma, atkreiptinas dėmesys į jau minėtą faktą, kad medininkai labai greitai neteko savo reikšmės. Tai yra įsitvirtinus krikščionybei, ši vietovė nebebuvo strategiškai svarbi. Netgi dabar tai stovi tik paprasta maža medinė bažnytėlė, o tai yra buvusiam vienam pirmųjų krikščionybės centrų Lietuvoje. Neliko nei miesto, nei miestelio, tik tai kaimas. Taip pat nepamirškime, kad medininkai įsikūrė prie aukščiausių Lietuvos kalvų medininkų aukštumoje, nuo kurioje būtų puikus astronominiai stebėjimai senovės žyniams. Keisti dalykai. Ar mums kažkas nutylima apie Lietuvos krikštą? Nes šiaip vadovėliuose ten tik kelios eilutės, data įkalta ir apsikrikštijo. O kaip pagalvojo, kur dingo visas vaidilų sluoksnis su savo vaidilutėm, kur jie emigravo, išžudė, o visi taip ramiai priėmė be jokio brūzdėjimo. Toks vaizdas, kad ištrynė kažkas istoriją, kad nebūtų nepatogių klausimų. Bet ir čia istorijos keistenybės dar nesibaigia. Yra duomenų, kad Jogailos anūkas, karalaitis šventasis būsimasis Kazimieras, mėgdavo apsistoti šioje pilyje. Betgi šaltiniai mums jau sakė, kad jie apleista tuo metu. Vienas dalykas. Antra, tai kaip ir minėta, nėra rezidencinis dvaras, kur jis čia apsistojo ir ką jis čia veikė. Galbūt kažko ieškojo, galbūt kažką tyrinėjo. Ir jo keista labai greita mirtis, kai kurie tyrinėtojai mano, kad jis mirė ne Vilniuje, būtent medininkuose. Tokio jaunystėje verčia susimastyti, ar kažkas iš buvusių pagonių jam nepadėjo nukeliauti pas savo dievą anksčiau laiko. Ir tas faktas, kad po to buvo paskelbtas šventuoju, taip pat kelia daug klausimų, nes turi būti arba kankinys, arba kažko ypatingai nusipelnęs Romos katalikų bažnyčiai. Tai arba čianais kažką atrado ir Vatikanas už tai atsidėkojo tokiu būdu, arba iš tikro buvo kankinys, tai yra nužudytas. Šiek tiek peno apmąstymams suteikia ir panagrinėjimas šiuolaikinio netgi žemėlapio. Iš karto į dešinę į rytus nuo medininkų matosi toks kaimas, kuris vadinasi Pilkapiai. Galbūt paprieštarausit, kad pilkapių Lietuvoje yra labai daug, tačiau spėkite, kiek yra gyvenviečių pavadinimų Pilkapiai. Ogi viena vienintelė. Šiuo metu Lietuvoje yra vieni vieninteliai pilkapiai, skirtingai nuo visų raudondvarių. Ir jie yra būtent visiškai šalia medininkų pilies. Tai turėjo būti irgi ženklas į pagonybės centrą. O į kitą pusę, į vakarus, yra kaimas pavadinimu Trakeliai, kas galėtų užvesti ant minties, kad galbūt pilies įgula buvo atkelta iš Trakų ir tai buvo totoriška įgula tikriausiai, nes Trakus ir Vilnius saugojo totoriai nuo perversmo galimo prieš didįjį kunigaikštį. Tačiau šiuo atveju čia nebuvo jokio kunigaikščio rezidencijos ir atkelti tokius karius reikėjo rimtos priežasties. Tai, kad pilį saugojo įgula atkelta iš toliau ir netgi kitos kultūros, tai yra musulmoniškos, įrodo ir antkapis, totoriškas, saugojamas pilies muziejuje. Galiausiai net ir XIX amžiaus istorikai senieji, tokie kaip Sirokomlė ar Balinskis, rašo, kad niekas nežino, kas tą pilį iš tikro pastatė. Legendos teigia, kad milžinai, ir teigiama, kad gyvenvietėje randami milžinų kaulai. Na, tai prašė XIX amžiui. Ir vis tik panašu, kad ši paslaptinga pilis nelinkusi atskleisti visų savo slėpinių. Tikėkime, ateityje bus dar naujų įdomių atradimų ir kada nors sužinosime tiesą. Kol kas laikas grįžti į Vilnių ir ruoštis naujom kelionėm. Iki naujų susitikimų. In the twilight where the
stars meet the sky, singing echoes through the ancient groves, whispers of the ancient tales they prophesize. The hymn of the forest gods, it endlessly flows, voices rising, harmonizing with the wind, mystic chants that awaken nature's song. Through the misty veils they call the spirits in, the hymn of the forest gods, forever strong. Oh, hear their sacred hymn, the voices intertwine, a song from distant times, echoes of a pagan shrine. In the heart of the enchanted woods their melody entwine, the hymn of the forest gods, an ethereal